Šioje paskutinėje kelionės po Italiją dalyje pamatysime Florenciją ir keletą jos įžymių vietų. Trumpam aplankysime Pizą ir garsųjį jos bokštą. O pabaigoje pasidalinsime, kiek kainavo ši kelionė po Italiją. Tad jei planuoji kelionę, ar tiesiog nori sužinoti, kiek iš tikrųjų kainuoja tokia patirtis, pasilik iki galo. Viena iš pirmųjų skulptūrų buvo šiuolaikinio meno kūrinys. Rutulyje įsikūręs medis, kurio kamienas formuojasi kaip žmogaus kūnas, reiškiantis neatsiejamą žmogaus ryšį su gamta ir gyvenimo ciklais, o šaknis gilus ryšys su praeitimi. Tarsi simbolinis tiltas tarp dabarties ir istorijos, kurią atrasime vaikščiodami Florencijoje. Atsiveria dvasinė miesto širdis ir visame pasaulyje garsių paminklų namai. Katedros aikštė – tai vieta, kur galime vienu žvilgsniu pasigrožėti kai kuriais pagrindiniais miesto paminklais, kuriuose susikaupusi istorija, menas ir grožis apsvaigina tiesiog. Čia stovėdami jautėmės tokie mažyčiai prie šių didingų pastatų. Ir žmonės čia kaip skruzdėlytės vaikšto stovinčių milžiniškų pastatų fone. Atrodo įspūdingai. O Respublikos aikštėje karuselė tiesiog traukia akį ir suteikia aikštei žaismingumo. Palazzo Vecchio bokštas Torre di Arnolfo tarsi saugo visą aikštę. Norintys gali užlipti ir į patį bokštą, iš viršaus atsiveria vienas gražiausių Florencijos vaizdų. Ir dar vienas akcentas šioje aikštėje – tai Neptūno fontanas, aplink kurį kasdien sukasi miesto gyvenimas. Šioje aikštėje menas ir laikas susipina taip natūraliai, kad einant atrodo kiekvienas kampas slepia savo pasakojimą. Skulptūros čia kalba apie žmones, jų gyvenimus, kovas ir jausmus. Net praeiviai tampa šio vaizdo dalimi. Žvilgsnis rodo šypseną ar paprastas gestas tarsi pratęsia tai, kas buvo kuriama šimtmečiais. Čia jautiesi lyg tarp skirtingų laikų, praeitis ir dabartis gyvena vienoje erdvėje. Einant šiomis gatvėmis pagauni save galvojant, kad ir tavo buvimas trumpam tampa šio miesto dalimi. O šioje aikštėje jau šiuolaikinio meno darbai. Šalia stovintys jų autoriai šypsosi ir laukia, kol kas nors susidomės jų kūriniais. Kai saulė nusileidžia, Florencija pasikeičia. Gatvės prisipildo šviesų, garsų ir lėto vakarinio gyvenimo ritmo. Italai dažniausiai į gatves išeina vėlai vakare. Karštomis vasaros dienomis gatvėse pačių italų beveik nematyti, išskyrus turistus, bet vakarais miestas atgyja. Pietūs Italijoje dažniausiai būna lengvi. Jie gali užkąsti tiesiog salotų ar nedidelis porcijos makaronų, nes pagrindinis jų maistas yra vakarienė.
O tada jau jie valgo sočiai, gali suvalgyti kelis patiekalus, desertą, kavą ir visą tai užgerti vynu. Pagrindiniai patiekalai Italijoje labai paprasti – pasta, pica, rizoto, sezoninės daržovės. O tradiciniai Florencijos patiekalai pabrėžia Toskanos virtuvės paprastumą ir kokybę, įskaitant mėsos patiekalus kaip garsusis Florencijos steikas, sriuba ribolita ar paprastas Toskanos užkandis su vištienos kepenėlėmis. Už picą ar makaronus paprastame restorane gali sumokėti nuo 8 iki 15 eurų. Brangiau kainuoja tik labiau turistinėse vietose, bet maisto kokybė visur išlieka gera. Pastebėjom, kad čia populiaru šalia meniu stendo padėti jau paruoštus patiekalus – picą ar briusketą, tai papildomas kvietimas sustoti būtent jų restorane. Taip pat labai malonus dėmesys klientui įrengiant gaivią dulksną virš staliukų, kuri atgaivina nuo karščio. Florencija nevilioja garsiai, ji kviečia labai subtiliai. Na ir paskutinė mūsų šio vakaro vieta – garsusis Pizos bokštas. Pirmą kartą teko pamatyti jį iš arti. Nors nuotraukose tas bokštas atrodo visiems pažįstamas, gyvai jis visai kitoks. Tas pasvirimas tikrai jaučiasi. Stovint šalia net pagauni save galvojant, kaip jis apskritai dar stovi. Pasirodo, jis ne tik išsilaikė, bet ir statybų metu dar sviravo į skirtingas puses. Pasigrožime šalia esančią katedrą ir krikštyklą ir pasukame į miesto vakaro gatves. Ir čia tas pats jausmas kaip ir kitose Italijos miestuose. Atsidarė restoranai, užsipildė staliukai, girdisi pokalbiai, juokas, taurių skambesys. Atrodo, kad vakaras čia visada turi savo ritmą – lėtą, jaukų ir labai gyvą. Ir čia mūsų kelionė po Italiją pamažu baigėsi. Per savaitę spėjome pamatyti daug skirtingų vietų. Buvome Alpėse ir prie lago di Brajas ežero, žavingame Limone sul Garda ir aplankėme istorinius miestus Boloniją ir Florenciją. Taigi, kiek kainavo mums dviems visa kelionė po Italiją? Ir viskas bendrai išėjo apie 2000 eurų. Tad jei planuoji panašią kelionę, tikimės, kad šie skaičiai padės geriau ją susiplanuoti. Mes viską planuojamės patys ir stengiamės keliauti paprastai. Jei tokie realūs kelionės skaičiai jums naudingi, parašykite komentaruose, ar norėtumėte daugiau tokių video. O mes atsisveikiname iki kitų kartų ir dėkojame jums, kad buvote kartu.